Baltarusijos ateities scenarijai. Kaip išvengti nostalgijos Lukašenkos valdymo laikams. Jei Lukašenka bus nuverstas ir prasidės privatizacijos procesas, kurio metu labai tikėtina, kad gamyklos bus optimizuotos arba net uždarytos, siekiant mažinti išlaidas ir didinti pelną, ar darbuotojai po 20 metų žiūrės į Lukašenkos valdymo metus su nostalgija? Sveiki, jūs klausote gpb.lt tekstų. Aš esu Simonas ir šiandien skaitysiu Einio Lumbės tekstą apie Baltarusiją bei Lukašenkos išskirtinę diktatūrą. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Diktatūros, negalinčios pasiūlyti žmonėms nieko išskyrus baimę, terorą ir persekiojimą, skatina perversmus ir greitai žlunga. Didžiausia problema su bent kelis dešimtmečius išsilaikančiamis diktatūromis yra ta, kad jų valdymas yra bent iš dalies legitimus. Lukašenka, nors ir žudė politinius priešus, stiprino KGB ir kariuomenės galią, taip pat padarė ir nemažai populiarių politinių žingsnių per savo 26 metų valdymo laikotarpį. Vienas iš didžiausių Lukašenkos legitimumo šaltinių – stambios pramonės iš sovietmečio ir darbo vietų joje išlaikymas. Jis matė, kad masinė privatizacija veda prie labai staigių ir nemalonių pokyčių, kurie gali sukelti masinį nepasitenkinimą ir delegitimuoti valdžią. Jis taip pat suprato, kad išlaikant darbo vietas pramonėje didės jo populiarumas tarp dirbančiųjų masės. Galima teigti, kad tarp dirbančių ir prezidento atsirado tylus kompromisas. Jis mums darbą ir saugumą, o mes jam valdžią. Vis dėlto šiuo metu Baltarusijoje sėkmingai vyksta visuotinis streikas. Greta protestų ir kandidatės į prezidentus Čichanovskojos palaikymo akcijų, streikas pats stipriausias smūgis Lukašenkos valdžiai. Gatvėse mitinguojančius ir aikštėse skanduojančius žmonės jis lengvai gali išvadinti užsienio agentais ir žmonėmis su kriminogenine praeitimi, o streikuojančių darbuotojų delegitimuoti neturi kaip. Lukašenka buvo priverstas malūnsparnius skristi į gamyklas ir vaidinti dialogą. Tam vaidinimui, pagal seną receptą, turėjo būti išrinkti lojalūs darbuotojai, kurie pasyviai sėdėdami plotų po kiekvieno prezidento sakinio. Bet Lukašenkos specialiosioms pajėgoms nepavyko į mitingą nepraleisti ir nepatenkintų masių. Lukašenka gamyklų darbuotojai pasitinka žodžiais išeik ir gėda. Čia kyla klausimai. Kodėl būtent tie žmonės, kurių darbo vietas išsaugojo Lukašenka, atsuko jam nugarą? Ar stambiosios pramonės darbuotojai tiesiog nori toliau dirbti, tik be priespaudos ir su demokratinėmis laisvėmis? Ar nori ne tik politinių, bet ir su darbu susijusių pokyčių? Ir svarbiausias klausimas. Jei Lukašenka bus nuverstas ir prasidės privatizacijos procesas, kurio metu labai tikėtina, kad gamyklos bus optimizuotos arba net uždarytos, siekiant mažinti išlaidas ir didinti pelną, ar darbuotojai po 20 metų su nostalgija žiūrės į Lukašenkos valdymo metus? Norint atsakyti į šiuos klausimus, reikia išsamiau panalizuoti Lukašenkos kažkiek sėkmingą ekonominę politiką. Lukašenkos pasiekimai ir klaidos. Nenoriu, kad skaitytojas pagalvotų, jog bandau ginti Lukašenką. Apie jo represinės priemonės, kitaminčių šalinimą ir protestuojančių žmonių sodinimus į kalėjimą rašyta nemažai. Tačiau tam, kad suprastume diktatūros sėkmę, turime pažiūrėti į jo realius pasiekimus. Visų pirma, Lukašenka yra diktatūros stebuklas. Diktatorių galia dažniausiai laikosi ant didelių visuomeninių organizacijų, pavyzdžiui, ant masinės partijos, kaip Musolinio Italijoje, arba bažnyčios, kaip Franko Ispanijoje, profesinių sąjungų, kaip Batista Kuboje, arba kariuomenės, kaip Smetona Lietuvoje. Lukašenka neturi tokio palaikymo. Jis savo galią užsitikrindavo pats, su nedidelio pagalbininkų rato parama. Net ir su savo didžiausių sąjungininkų kariuomenė elgėsi griežtai, dažnai atleisdavo generolus, bijodamas, kad jie užsienio agentai. Lukašenka legitimavo savo galią ne per struktūrinius kanalus, o kurdamas naują valstybės modelį. Antikorupcinė ir populistinė retorika padėjo jam demokratiškai laimėti 1994 metų rinkimus, kurių pirmajame ture jis surinko 45% balsų. Tęsdamas populistinę retoriką, jis siekia sukurti sistemą, kurią žurnalistai dažnai apibūdina kaip tam tikrą TSRS 2.0, pagerintą Tarybų sąjungos versiją. Nepopuliarų privatizacijos procesą, pradėtą 10-ame dešimtmetyje, Lukašenka sugebėjo pilnai sustabdyti iki 1998 metų. Privatizacija grįžo po 10 metų, bet Lukašenka prižiūrėjo, kad ji būtų vykdoma jo asmeniniai naudai ir nedestabilizuotų šalies ekonomikos, nes tai destabilizuotų ir jo valdymą. Būdamas populistas, jis žinojo, kad žmonėms su metu labiau rūpėjo ekonominis stabilumas, nei galimybė kartą per keliarius metus prabalsuoti. Kad ir kokie būtų buvę jo motyvai, Baltarusijos diktatorius sugebėjo išlaikyti ir net kartais padaryti pelningą stambę sovietinę pramonę, kuri kitur buvo naikinama kaip neva visiškai nepritaikyta vakarų ekonominiai sistemai. Lukašenka išlaikė stambę pramonę ir sėkmingai mažino nedarbą, net ir po 2008 metų ekonominės krizės. Nuo 1999 iki 2019 metų nedarbas krito nuo 12,5 iki 4,6%, bet didelės emigracijos į užsienį.
Stabdydamas privatizaciją, jis išsaugojo ne tik darbo vietas, bet ir žmonių gyvybės. Pasak 3 privatizacijos tyrėjų plačiai cituojamo tyrimo, masinės 10-ojo dešimtmečio privatizacijos statistiškai reikšmingai susijęs su trumpalaikiu vyrų gyvenimo trukmės trumpėjimu. Vidutinė vyrų gyvenimo trukmė staigiausiai krito Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Kazachstane. O Baltarusijoje gyvenimo trukmės trumpėjimas sustojo, kai 1996 metais stabdyta privatizacija ir prasidėjo renacionalizacija. Iš pradžių stambių įmonių ir pramonės, o vėliau ir mažesnių privačių įmonių. Žinoma, TSRS 2.0 turi ir trūkumų. Lukašenka skolindavosi iš TVF, nesėkmingai valdė valiutos politiką, dėl kurio žmonės pirkdavo dolerius ir naudojo juos praktiškai dažniau nei Baltarusijos rublius. Baltarusija turi ir neoliberalios valstybės požymių. Vienas iš kandidatų į prezidentus, Andrejus Dmitrijevas, atkreipė dėmesį, kad Lukašenka įvedė ir laikinų darbo sutarčių sistemą, kuriem leido nepratęsti sutarčių su politiškai problematiškais darbuotojais. Baltarusija taip pat yra viena iš nedaugelio valstybių, kurios įstatymuose neegzistuoja minimalios algos sąvoka. Viešosios paslaugos TSRS 2.0 buvo gal ir nepuikios, bet geresnės nei Tarybų sąjungos laikais. Vienas iš populiarių žingsnių buvo viešosios tvarkos ir švaros išlaikymas, gerai veikiančios miesto švaros tarnybos ir viešasis transportas, kuria gerą fasadą režimui. Viena didesnių jo klaidų – nepakankamai tobulinta sveikatos apsaugos sistema. Finansavimas sveikatos sistemai Baltarusijoje 2017 metais siekė 6%, pusantro karto mažiau nei tuometinis es vidurkis – 9,9%. Nesuvaldyta sveikatos krize. Nors sveikatos apsaugos sistema Baltarusijoje nėra iš geresnių, jie buvo bent šiek tiek pasitikima. Bet tai, ką Lukašenka darė COVID-19 krizės metu, pilnai apnuogino jo silpnumą. Pirma, Lukašenkos vieši pasirodymai buvo klaida po klaidos. Prisiminkime, kad jis kvietė visus nebijoti koronos, važinėtis traktoriais ir gerti daugiau degtinės. Vėliau jis net ėmė primityviai neigti viruso egzistavimą. O jūs matote virusą? Aš tai nematau. Antra, jos savęs iškelimas virš profesionalų gydytojų ir mokslininkų bei informacijos apie užsikrėtusiųjų skaičių slėpimas parodė visiems, kad Lukašenka net ir sveikatos apsaugos sistemą nori valdyti vienas pats. Tai buvo signalas visuomeniai, kad jis nebeketina laikytis pažado, juk už atimtas pilietinės laisvės turėtų būti atsilyginta bent jau funkcionalia valstybe. Trumpai tariant, dauguma baltarusių nusprendė nubausti Lukašenką per rinkimus, ne už demokratijos naikinimą ir laisvės atėmimą, kaip mėgstama vaizduoti užsienio spaudoje, o už neprofesionalumą ir blogą valdymą. Po rinkimų ir siaubingo brutalumo prie savo piliečius paaiškėjo, kokia trapi yra Lukašenkos diktatūra. Išskyrus policiją, jis praktiškai nebeturi jokio palaikymo. Jo praktika atleidinėti nepatikimus žmonės pagaliau atsigręžė prieš jį patį. Jam nugarą atsuko kai kurie ambasadoriai, aukšto rango policijos pareigūnai, buvę sąjungininkai, dalyvavę politinių priešų žudymuose. Net ir buvęs ministras pirmininkas Sergejus Rumas pasakė, kad suves kartu su protestuojančiom miniom. Šiuo metu dar neaišku, ar Rusija, paskutinė prezidento viltis, ištrauks savo kortas, ar liks toliau tyliai stebėti įvykius. Tačiau visiškai aišku, kad Lukašenka nebegalės valdyti Baltarusijos savo klasikiniu stiliumi. Jam arba padės Rusija, arba jo paties kariuomenė, kas veda visai kitą diktatūros fazę, arba jis turės atsistatydinti. Ateities keliai – nostalgija, kariuomenės ekonomika arba radikali demokratija. Baltarusijos ekonominiai ir politiniai ateičiai šiuo metu nusimato 4 keliai. Pirmasis – Lukašenka atsistatydina, įvedama vakarietiška demokratija ir staigi neoliberali privatizacija. Antrasis – Rusija tiesiogiai arba netiesiogiai perima valdžią ir pradeda rytietišką oligarchizaciją. Trečiasis – kariuomenė išvedama į gatves ir atstato tvarką, taip išlaikydama režimą bent dar 4 metams. Ketvirtasis – Lukašenka atsistatydina, o streikuojantis Baltarusijos darbuotojai suranda naują, nei vakarų, nei rytų modelių nepagrįstą demokratinę ekonominę sistemą. Pirmasis ir antrasis keliai neabejotinai sukels nostalgiją Lukašenkos režimui. Tiek Rusijos oligarchai, tiek Pasaulio bankas iš Baltarusijos stambiosios pramonės reikalaus privatizuoti ir optimizuoti savo kabutėse nepelningą gamybą. Atleisti arba dirbantys daugiau valandų už mažiau pinigų Baltarusijos darbuotojai prisimins Lukašenkos valdymo laikotarpį kaip darbo ir pajamų stabilumo metus. Trečiasis kelias turbūt galutinai delegitimuos Lukašenkos valdžią ir priklausomai nuo brutalumo ir karinės diktatūros trukmės nostalgijos bus mažiau. Tik ketvirtasis kelias – naujos demokratijos formos kūrimas, atsisakant derinti savo ekonominį ir politinį gyvenimą pagal kitų šalių idėjas, galėtų užtikrinti, kad tokios nostalgijos nebus visai. Alternatyvą neoliberalizmui ir oligarchizmui siūlo Baltarusijos marksistinių organizacijų ir profesinių sąjungų iniciatyva Telegram kanale Zabastovka Belarus. Streikas Baltarusija. Jų idėja paprasta – radikali demokratija. Kaip žinia, vakarietiška sistema garantuoja demokratiją politinėme gyvenime per visuotinius vietinius ir nacionalinius rinkimus, taip pat žiniasklaidos ir organizavimosi laisvę. Tačiau ekonominėme gyvenime, darbovietėse ir rinkoje demokratija yra uždraustas žodis.
Darbuotojams neleidžiama išsirinkti savo viršininkų, įmonės valdo tik įkūrėjai arba akcininkų tarybos, o ne žmonės, kurie atlieka realų darbą. Įmonės viduje darbuotojai negali drįsti demokratiškai nustatyti įmonės kelio. Tai daro tik savininkai ir jų išrinkta vadovybė. Diktatūrose ir autoritariniuose režimuose ekonominė demokratija taip pat nepageidaujama. Lukašenkos diktatūroje įmonės vadovus skelbia valdžia, tai yra pats diktatorius, dažnai tam, kad galėtų kontroliuoti, kas ten vyksta, o kartais ir savo asmeniniai finansiniai naudai. Vienintelis kelias išvengti skausmingo ir nereikalingo privatizacijos proceso, tuo pat metu atsisakant valdymo iš viršaus, įvesti demokratiją į ekonominę sferą. Tai iki šiol bandyta daryti nedaug kur. Zabastovka Belarus siūlo, kad parlamentinėje demokratijoje atsirastų ir vieta dirbančiųjų atstovavimui tiek valstybinėme, tiek ir vietinėme lygmenyje. Darbovietėse siūloma dirbančiųjų savivalda, darbuotojų tarybos šalia akcininkų tarybos, piniginių baudų darbuotojams, bonusų sistema. Baltarusija turi galimybę tapti šalimi, kur sėkmingai įveiks ir centralizuotos ir neoliberalios ekonomikos bėdas. Bet ar tai praktiškai įmanoma? Anot VU profesoriaus Zenono Norkaus, taip, jau dvi šalys yra pademonstravę, kad sėkmingas ekonominės sistemos pakeitimas yra įmanomas be neoliberalios šoko terapijos – Slovėnija ir Kinija. Šiuose šalyse tiek nauja valdžia, tiek darbuotojų organizacijos į naują situaciją pažvelgia kūrybingai, siekia daugumos naudai kurti naują ekonomikos modelį. Slovėnija ypač lėtai privatizavo savo valstybinį turtą. Net 10 metų laukia palankių sąlygų, kad galėtų realiai parduoti, o ne tiesiog atiduoti valstybinės įmonės, todėl ir dabar labai atsargiai žiūri į užsienio investicijas ir jų poveikį ekonomikai. Kinija leido kapitalizmą iš apačios, išlaikydama valstybinę stambiąją pramonę šalia laisvai veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių. Žinoma, lengva iškart sukritikuoti Norkų sakant, kad Kinijos ekonominis augimas grįstas žemę teršiančią gamybą ir priverstiniu darbu, o Slovėnija per daug priklauso nuo vakarų rinkos. Vis dėlto, tokia reformistinė prieiga padeda išvengti neoliberalią ideologiją grįstų staigių pokyčių, didžiausių realių problemų šaltinių. Baltarusijoje, kur būtent darbuotojų, o ne tautinis sąjūdis yra pats stipriausias perversmo įrankis, būtent radikalios darbuotojų demokratijos reikia, norint sukurti atsvarą vyraujančiai pelno ir augimo ideologijai. Girdėjote Eino Lumbės tekstą. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Kviečiame sekti mus Facebook'e, Instagram'e bei Twitter'yje. Taip pat pasvarstykite skirti paramą per Patreon.